aš norėjau būti sektos lyderiu. Tuo metu, kai aš augau, buvo labai populiaru, jūs augot irgi Karoliniškėse abi. Tuo metu mūsų Vilniaus mikrorajonuose siautėjo sektos. Yra buvę gyvenime intervų, po kurių mane apkabina pašnekovės ir verkia, nes akivaizdu, kad jų niekada gyvenime niekas nėra klausęs. Esu įdomioj fazėje, kuri turbūt nėra labai gera psichologiškai, bet aš visada esu nespėjimo fazėje, aš visada nespėju ir visą laiką aš neturiu akimirkos, aš niekada nebūnu vienas. Sveiki visi. Šiandien su mumis turime tikrai ypatingą svečią, visiems žinomą žurnalistą keliautoją Orijų Gasanovą. Ir labai džiaugiamės, kad šiandien su mumis esi čia, kad prisijungiai. Ir norime pakalbėti ne tik apie keliones ir įspūdžius keliaujant, bet iš tikrųjų apie tavo vidinį pasaulį keliaujant, apie tai, ką tu pastebėjai skirtingose kultūrose ir patį įkvėpimą, kurio tikrai apstu keliaujant. Taip pat labai dėkojam nuostabiai Inlight studijai, kad mus taip jaukiai priėmė. Ir žinoma, nepamirškite prenumeruoti mūsų podcast'o, palikti komentaro ar paspausti patinka. Mums tai labai svarbu, kuriant turinį. Tai va gal klausimas toks, va turbūt, iš kur tu savyje randi tiek to optimizmo ir tos meilės žmonėm, būtent atrašyti gražiai tokias žinutes, nes turbūt visokių pasitaiko. Žinučių visokių pasitaiko, bet aš užaugau aplinkoje, kuri buvo, dabar Facebook'e visą tai vyksta, gatvėje gal mažiau, bet aš užaugau paauglystėje ir vaikystėje, tai visus tos pačius dalykus girdėdavau gyvai. Dėl savo tamsaus gymio visą laiką būdavau pastebėtas ir pašieptas. Bet aš nežinau, aš niekada gyvenime nepergyvenau dėl to ir tikrai čia nesimaskuoju savo kažkokių psichinių traumų, nes nežinau, ar man paliko tai, man visai buvo juokinga ir visą laiką kažkaip aš nekreipiau dėmesio. Nežinau kodėl, nes kai kurie žmonės labai jautriai tai reaguoja, ten sako, jas traumavo, ten jie visą gyvenimą, visas gyvenimo bėdas ant to stato, kad nuo to, tai aš neturėjau niekada to. Nežinau, ar mane išauklėjo taip, kad dzin, ar čia man kažkas viduje yra, bet man visą laiką labai yra nesvarbu. Man šiaip nelabai svarbu ten kokia teta, ką pagalvos apie mano marškinius, pilvą ar nosį. Bet aš ir turbūt ir norėjau paliesti tai, kad turbūt vaikam, kaip jie reaguoja į aplinką, labai suformuoja mūsų artima aplinka. Tai gal atsimeni tą pirmą tokį momentą savo gyvenime, kai gavai tokį komentarą ir kaip tavo šeima, kaip artimieji reagavo, gal va čia yra kažkas susiję, kad... Šeima tai nemanau, kad žinojo ir girdėjo, kai kas nors mane Bet vis tiek būna vaikai grįžta namo ir mama. Skundžiausi gal, bet neatsimenu gyvenime, kad kažkam skųsčiausi dėl to. Man buvo labai natūralu, aš žinau, kad aš esu tamsesnio gymio ir tas tamsus gymis 90-ųjų Lietuvoje buvo itin nemėgstamas. Šiaip aš esu įsitikinęs ir visą laiką tą sakau ir niekada nekeičiu nuomonės, kad lietuviai yra rasistų tauta. Bet tuo pačiu aš sakau, kad visas pasaulis yra rasistai. Visiškai nesimėgsta. Gal visur galima sutikti? Jo, bet aišku, ne visi žmonės, nes aš esu lietuvis, bet nesu rasistas. Bet rasistinių, bet plačioji nuomonė, platusis mąstymas yra rasistinis ir jisai yra ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Su egiptiečiu lygiai prieš savaitę važiavau Boltu ir jisai man sako, kad pas jūs čia taip nemėgsta užsieniečių. Aš sakau, taip, lietuviai yra rasistai, bet sakau, egiptiečiai irgi, ir jisai sako, ne, jokių būdų. Sakau, ponas, aš buvau prieš savaitę Egipte ir jūsų tautiečiai juokėsi iš nigeriečio. Jis sako, ai, tai nigeriečio. Tai aš esu įsitikinęs, kad visas pasaulis yra rasistai ir žmonės nori, nenori, išsilavinę, neišsilavinę, jokio skirtumo, labiau neišsilavinę, bet išsilavinę taip pat. Jie pašiepinėja. Kartais tie, kas yra labiau išsilavinę arba labiau susilaikantis, jie to nesako normalioje aplinkoje, blaivi ar draugiškoje aplinkoje. Bet jeigu tik įvyktų konfliktas, jeigu būtų aštresnis pokalbis, tai būtų visada panaudota. Pavyzdžiui, man pasakytų, nešdinkis iš Lietuvos, nes tu ten netrodai lietuviškai. Tai aš esu prie to įpratęs ir aš žinau, kad tai yra. Ir Lietuva keičiasi, jaunoji karta darosi
vis tolerantiškesnė ir vis labiau priima kitokius žmonės, bet ne taip stipriai keičiasi, kaip norėtųsi. Ir politikai, ką kalba, ir žmonės mūsų, pavyzdžiui, mano Facebooko burbulas, ką aš laikyčiau labai pasaulietiški ir visko matė pasaulyje žmonės, bet ką jie rašo apie tos pačius Bolto vairuotojus, man visada būna sramata, aš niekada nespaudžiu like. Aš sutinku, kad žmonės, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti, turėtų mokėti lietuviškai kalbėti aptarnavime, bet tai jie jau pas mus dirba, aiškiai, jų mums reikia, nes mes juos atsivežam, kažkas tai atsiveža ir jau atvažiuoja tie žmonės, reikėtų, manau, draugiškiau. Nes ir jūsų pažįstų kolegių, ir mano draugių, labai normalios merginos, bet jos tiesiog net nenori lipti į taksi, jeigu važiuoja kitatautis vairuotojas, nes įsitikinusios, kad jisai yra grėsmė išprievartauti. Tai toks požiūris nėra labai smagus ir aš raginčiau taip negalvoti apie kitų pasaulio žmonių mąstymą šitaip, nes lietuviai, kadangi aš su emigrantais jau dirbau 15 daugiau metų, tie patys lietuviai yra emigrantai, Norvegijoje, Anglijoje, nekalba angliškai, norvegiškai, daniškai, kur dar lietuvių daug yra. Jie dirba tos pačius darbus, važiuoja taksu ir įsivaizduokite, kad jūsų brolis, jūsų tėtis, jūsų buvęs klasiokas važiuoja taksu Norvegijoje. Populiaru labai, nes norvegų kalba truputėlį rečiau kalbama negu anglų ir lietuviai Norvegijoje gyvena, dirba pavėžėjais ir jie nekalba norvegiškai, tai ką, Norvegas irgi turbūt, kad rašinėja tą patį, mergina kokianas, kad važiuoja čia su kažkokiu tai iš kažkur tai viskas, visi žmonės yra labai panašus. Visam pasauliu iš tikrųjų yra panašus žmonės ir visi turi tų pačių problemų, mąstydami apie kitus. Taip, ir Lietuvoje šiaip esu net, Vilniui. Daugiausiai pastebėjus tą, ką ir paminėjai, tokį truputėlį stereotipinį nusistatymą ten prieš tos pačius vairuotojus ar ten Volto atvežėjus ir panašiai, bet šiaip pati iš savo patirties, kiek susidūriau, tai gal net sakyčiau atvirkščiai, jie būna labai malonus, labai nuoširdus ir labai siekiantis to gero aptarnavimo, bet bent jau su Voltu. Visokių jų yra, tai aš yra, suprantu. bet nėra tos tendencijos, gal kuri kažkokia nusistovėjusi. Aš neneigiu, ten yra istorijų, kad mergina važiavo, ją pažiūrėjo kažkaip, tai jeigu taip pažiūrėjo, aš neneigiu, kad tai nebuvo, bet aš manau, kad ir lietuvis pažiūri ir nėra tai, kad vienos tautos žmonės iš vis negalima taip kategorizuoti, kad visi iš kažkokios šalies yra tokios pozicijos arba jie visi nori kažko tai. Ir tikrai kai kurie stengiasi išmokti kalbėti, tai nereikėtų netgi kritikuojant išskirti jų tautybės, gal reikėtų sakyti, kad visi užsieniečiai Lietuvoje turėtų kalbėti lietuviškai, bet tada nepamirškime paminėti, jeigu jau tokį nusistatymą mes turime, nepamirškime paminėti ir britų, amerikiečių, švedų, kurie yra mūsų gražių merginų vyrai, gyvena Vilniuje, mano draugų vyrai, kurie nekalba lietuviškai. Tai jeigu jūs laikote kažkokį tai nusistatymą prieš uzbeką, prašyčiau, kad ir švedai kalbėtų taip pat. Taip, čia žmonių bendra nuomonė. Ir jeigu lietuviai gyvena užsienį, man aplamai atrodo, kad to šaly, kur tu gyveni, tu turi išmokti tos šalies kalbą. Tai aš labai priklauso nuo tos darbovietės pačios viso, nes kur aptarnavimo sfera, tai yra vienaip, bet kur yra ten, tarkim, tos įmonės, kur ten startup ir panašiai, kur ten ir taip daug užsieniečių visi kalba angliškai, ten yra šiek tiek kitaip. Ja. Nes šitas klausimas šiaip tikrai buvo aktualus mano netgi atveju, kadangi mano sužadėtinis švedas. Ar jis kalba lietuviškai? Nekalba, tai Ne, bet aš esu tos pozicijos, kad tie žmonės neprivalo mokėti visiškai pilnai kalbos, ypatingai jeigu yra laikinai arba jie gyvena kažkokiam savo burbule, bet aš esu už tai, kad visi žmonės mokėtų pasakyti labas ir stengtųsi, nes man irgi nepatinka, kai kažkokia šalyje esi ir visiškai uždarai, pavyzdžiui, esi Italijoje ir tas italas niekaip kitaip specialiai negali su tavim pakalbėti. Aš esu užsienietis, tai pasistengti. Aš irgi stengiuosi dėl tų vairuotojų, kad jiem irgi būtų patogu, aš suprantu, kad jie yra atvažiavę. Aš stengiuosi, aš kai įlipu į taksą pas užsienietį, aš pasisveikinu visom kalbom, kurias aš moku. Taip pat ir kartais pasakau ir turkiškai, nes būna labai daug azerbaidžaniečių, kurie moka turkų kalbą.
Tai va, tai aš esu už tai, kad stengtis reikia. Ne dėl to, kad jau reikia mokėti lietuvių kalbą tobulai, bet labą dieną gali pasakyti, gali ten kažką, nes aš esu parašęs knygą vaikams apie keliavimą ir ten paminėjau faktą, kuris tinka ir suaugusiems žmonėms. Daug suaugusių, vyresnio amžiaus žmonių sako, aš niekur nekeliausiu, nes nemoku angliškai arba nemoku kažkokios kitos kalbos. O aš visada sakau, kad jūs neprivalote mokėti jokios kalbos iš vis pasaulyje, jeigu norite keliauti, nes nereikia, nebūtinai yra kalba, nes italai nemoka angliškai, nežinau, gruzinai nemoka angliškai, prancūzai, japonai ir kai tu nuvyksti, pirma pagrindinė pasaulio kalba yra mūsų gestų kūno kalba ir aš vaikam knygoje rašau, kad pagrindinė kalba yra šypsenos kalba. Jeigu mes šypsosimės ir draugiškai reaguosime į tai, ką mums sako, parodysim, kad mes nesuprantam ir naudosime, nežinau, Google vertėjo programėlę ar kažkuo kitu, mes išsisuksime visam pasaulyje. Tai tikrai nereikia galvoti, kad žmonės, kurie keliauja į kažkur tai, jie moka tos šalies kalbas. Tai tikrai nėra taip ir anglų kalba tikrai ne visur pasitarnauja. Taip, šiaip dar irgi, ką paminėjai, įdomus tas momentas apie pastangas. Pabandant šnekėti tą kalbą, tos šalies, kurioje gyveni, tai tas pas mano sužadėtinis Aleksas, aš pastebėjau, kad tarkim parduotuvėse su kasininkėm, nors jis šiaip nekalba taip, kad jau kalbėti lietuviškai, bet kai jis pabando, bent keletą ten žodžių, prašau, ačiū, arba ten, kur ten rasti, kažkaip suformuluoja, kaip jos nudžiunga. Oi, labai, ką užsieniečiai bando lietuviškai. Taip, jos čia... ten visos tada, ten juokiasi, kaip smagu, kaip čia fainai ir jom taip gera, tada būna, kad... Kaip patinka pataisyti. Taip. Ne taip, reikia taip pasakyti, labai mėgstam. Jo, bet aš manau, kad aplamai lietuviai irgi vis daugiau keliauja ir kuo tu daugiau keliauji, tuo didesnė tolerancija pas tave atsiranda. Man taip atrodo, kad kelionės praplečia žmonių toleranciją ir čia nebūtinai apie rasės kalbam, bet apie šiaip, kas anksčiau stebino mus, gal mažiau dabar stebina. Aprangos detalės, auskarai, kurie nors kūno vietoje, arba tatuiruotės ant veido, kažkada atrodė šokiruojančiai, dabar Lietuvoje tokių yra žmonių. Tai pasaulio patymas tikrai praplečia toleranciją stipriai. Ne visiems, kai kurie žmonės labai užsidarę būna. Ir pikti. Vis tiek keliaujant būna įvairių žmonių, būna ir piktų, ir nelabai draugiškų. Kaip tu randi bendrą kalbą su jais? Aš užaugau tarp piktų žmonių, tai aš įsivaizduoju, kad aš suprantu piktų žmonės ir moku bendrauti su, mes Vilniuje vadinam marozai, su marozais, su... O tu kokiam rajone užaugai? Aš skirtingose, bet aš Vilniuje augau. Tai Vilniaus, pradėkim nuo Naujamiesčio, aš gatvėse plaudavau automobilius ir matydavau visko ten prie stoties, ne visai būdavau, neleisdavau man, bet ten kuo arčiau stoties, tuo baisiau. Šeškinėje augau, kur irgi truputėlį dar kitaip, bet visokių momentų. Aš turėjau daug draugų iš kitų rajonų, Karoliniškės, Fabijoniškės, tai mačiau visokiausių variantų. Rodo, aš visų tipų žmonės pažįstu, plus aš žmonės kalbinu nuo 5 klasės visą gyvenimą, ką aš tik tada darau, tai aš susipažįstu su naujais žmonėmis, juos kalbinu. Tai, man atrodo, visus įmanomus tipažus žmonių aš jau esu kalbinęs ir visų kažkokias nuotaikas ar charakterius aš jau pažįstu. O nepajauti to, kada pradedi kalbinti žmogų ir užduoti jam klausimus, jis tada jaučiasi šiek tiek toksai kaip ir minkštesnis, nes kažkas juo domisi ir jis taip tada po truputėlį atsileidžia. Tas yra dažnai Lietuvoje, ypatingai, man atrodo, kitose šalyse, kuriuose yra įprasta kalbėti daug, kalbu apie pietiečius, italai, graikai, ispanai, labiau Pietų Amerikos šalis labai mėgsta išsikalbėti viską, išlieti, tai manau, ten būtų gal ne taip, bet Lietuvoje žmonės yra neišsikalbėję ir kai juos užkalbini, jie tikrai labai dažnai jaučiasi maloniai, nes daug žmonių gal jaučiasi iš viso bendruomeniai, visuomeniai bereikšmiai, niekam neįdomus, pilki ir kai tu parodai žmogui dėmesio, jisai išsiskleidžia. Tai yra buvę gyvenime intervų, po kurių mane apkabina pašnekovės ir verkia, nes akivaizdu, kad jų niekada gyvenime niekas nėra klausęs. Įdomu tai, man kaip žurnalistui tas labiausiai liūdna,
kad ne koks artimas, ne teta, ne mama, ne draugė, o nepažįstamas svetimas reporteris buvo žmogus, kuriam kažkas išsiliejo. Bet kartais, čiagi psichologai pasakytų, kartais žmonėms norisi labiau išsikalbėti su svetimais negu su artimais, nes atrodo mums dažnai, kad artimi mūsų nesupras, nes mes žinom jų nuomonę kažkokiu klausimu ir mes turim kitokią nuomonę. Dėl to, žinot, kaip pusantra pusė kartais negali kažko pasakyti, nes taip pat tavęs nesupras. Mes taip įsivaizduojam ir neišsikalbam, o su svetimais išsikalbam. Man labai patinka Forestas Gampas filmas, kur jisai pasakoja istoriją ant suoliuko svetimiems žmonėms. Tai tas labai šiaip praverčia ir jeigu jaučiatės neišsikalbėję, aš tikrai rekomenduoju, va taip, tiesiog vienas iš klausytojų puikių yra barmenas bare, bet kokiam. Barmenai mėgsta, nežinau, ar mėgsta, bet jie klauso istorijas, nes jie pila, o žmogus išsilieja. Tai gal Teksase dar vadinasi tokią patirtį turėjo, nes man ten kažkoks toks įvaizdis yra, kad Teksas ten kaip tik barai ir ten visi ateina prie to baro ir šnekasi. Ja, aš buvau Teksase visai neseniai, ar baruose buvau, galvoju, buvau kavinėse tokiuose mažuose kaimo. Ne man pirmą kartą ta barmeno klausytojo patirtis buvo Brazilijoje. Aš buvau toks miestas, kuris laikomas pavojingiausiu Brazilijoje, Fortaleza. Ten šalia to miesto yra tokių mažų kurorčiukų ir ten kažkam viešbutį mes buvome apsistoję ir ant pliaže yra bariukas, kur daro labai labai stiprias kaipirinės, romas, cukrus, laimas. Labai stiprias, kur nuo vienos kaipirinės jau ten gali apsiversti. Tai va ten tikrai pirmą kartą pamačiau, kaip žmonės geria kaipirinės ir kalba tam barmenui, pasakoja istorijas. Ir tada, tai buvo 2008 metai, aš sugalvojau, kad aš, jeigu ne žurnalistas, norėčiau būti barmenas, nes jo darbas panašus, jisai klauso žmonių istorijų. Nes man labai patinka žmonių istorijos ir aš nepavargstu nuo jų. Man visai įdomu klausyti. Šiaip aš, kai ruošiausi šitam podcast'ui, šiek tiek tokios statistikos pasinagrinėjau. Tai va, tu paminėjai Graikiją ir Braziliją, bet ar žinojai, kad pagal visus statistinius duomenis tos šalis patenka į labiausiai vienišų žmonių statistiką? Aš buvau šiaip labai nustebus, kad būtent Graikija ir Brazilija yra tame sąraše. Aišku, ten tie tyrimai priklauso, kaip tu ten paklausi, pagal kokį pjūvį žiūrėsi, bet ten pagal žmonių, kaip jie jaučiasi. Nu, gal vizualiai atrodo, kad jie ten bendruomeniai, O gal dėl to išsikalbėti ir labai norisi tada ir tokie bendraujantis, nors aš pati irgi buvau Brazilijoje ir kažkaip netikėtai atsidūrėm kažkokioje gatvelį vietinių gyventojų ir nuėjome tokį bariuką, kur plasmasinės kėdės, kur vien tik tai vietiniai, kur, atrodo, net baisu būtų užeiti. Ir vietiniai prisėdo prie mūsų ir ten kaip pradėjo pasakoti rankom, gestais, po to bandė ten ir lietuviškai kažką. Atrodo, kad tose kraštuose taip ir yra, bet jo, ir labai šiaip draugiškai pabendravom, bet jo, pagal statistiką yra daug vienišų žmonių. Aš galvočiau, kad vienišiausi žmonės yra Skandinavijos šalyse, tose šiauriausiose regionuose, bet nebūtinai gal. Nu, čia taip atrodo. Pagal statistiką ten yra daugiausia vienišų namų ūkių, Skandinavijoje apie 50%. Nu, kažkaip tai ten mes kalbėjom prieš podcastą, kad 50% žmonių gyvena vieni, pagal tam tikrą pjūvį jie yra laimingiausi žmonės ir pagal tam tikrą pjūvį jie daugiausia antidepresantų vartojantis. Tai mes kažkaip, mes kažkaip galvom, tai gal nuo antidepresantų jie tokie laimingiausi. Jo, yra. Tai bet ten jie turi savo tradicijų, jie gyvena nameliuose, bet ateina į svečius, geria ten kavas, visokias, nors sakė, Danija būtent šalis, kuri mažiausiai kviečia į svečius žmonės, lietuviai gyvenantis Danijoje, man sakė, kad jeigu tu jau, mes jau draugaujam, aš nežinau, ten 10 metų mes turim būti draugai, kad jūs mane pakviestumėte į svečius į namus savo, nes visi eina į lauką, į kavines, dar kur nors, bet ne į namus. Ten va ten tiek yra. Tai man tas irgi neprisideda prie laimingiausių žmonių, nes toks jausmas, kai tu negali pasikviesti kažko į svečius, lyg nepasitikėli kažko, tik saugai savo erdvę, reiškia, ne iki galo
atviras tam žmogui esi. Bet čia, žinai, gal vieni žmonės labiau eina į kontaktą kiekybiškai, o kiti kokybiškai. Gal. Tai man kažkaip atrodo, kad gal visgi ta kokybė, kada tu, tarkim, turi vieną ar du labai gerus draugus, yra geriau negu kad 10 pusiau pažįstamų. Tai aišku. O kaip tau pačiam, kadangi tikrai, jau čia atkartota tema, daug keliauji be proto ir panašiai. Ir turbūt ne vienas vis dėlto, ypač dabar, nes tai yra tavo žmogus, kuris filmuoja, galbūt dar kažkas jo, ar kaip darbas, bet galbūt seniau keliaujant vienam arba net vis dėlto ir su komanda, ar būna tokių akimirkų, kai vis dėlto kažkaip jautiesi vienišas galbūt, arba kažkaip, ne ta šalis nepatinka man čia ir gal iš viso, ko mes čia atvažiavom filmuoti, ar būna kartais tokių tau vidinių išgyvenimų. Nes maratonas, aš tikiu, yra didelis viso šito keliavimas, non-stopas tave juk. Tai Lietuva tam biški, tada vėl keliaut. Ja, vienišumo jausmo aš nejaučiu niekada. Aš esu įdomioj fazėje, kuri turbūt nėra labai gera psichologiškai, bet aš visada esu nespėjimo fazėje, aš visada nespėju ir visą laiką aš neturiu akimirkos, aš niekada nebūnu vienas. Čia irgi blogai, aš niekada nebūnu vienas. Nes žmonės mėgsta turėti privačią erdvę ir pabūti vieni, aš nebūnu niekada gyvenime vienas niekur, visą laiką esu su kažkuo, tai kai lėktuve aš skrendu, aš būnu vienišiausias tuo metu, nes šalia būna žmonių, bet aš būnu su ausinuku ir savo erdvėj, bet šiaip tai aš visada esu aplink žmonės, su žmonėmis, tai vienišumo, nors sako, gali būti aplink žmonių, gali būti viduje vienišas. Ne, tai aš nesijaučiu vienišas, bet aš turbūt nespėju susimastyti net. Aš neturiu laiko pamastyti, kaip aš jaučiuosi, nežinau, dvasiškai, psichologiškai, nes aš visą laiką esu nespėjime ir bėgime ir galbūt tai yra gerai, nes gal aš suprasčiau, kad man yra liūdna ir blogai. Bet aš čia turėjau atvejį su greitąja pagalba, pasijaučiau blogai, išsikviečiau greitąją ir sakau, kad man kažkas su širdim, o man gydytoja sako, ne, jums čia panikos priepuolis. Aš sakau, ponė, jūs manęs nepažįstate, man tikrai ne panikos priepuolis. Sako, ne, jums panikos priepuolis, pats nesuprantat. Sakau, ponė, aš tikrai esu tas žmogus, kuris mažiausiai panikuoja ir man nėra, aš neturiu dėl ko. Aš turiu tokį didelį vidinį, keiksmažodis žodis, tokį jausmą, kai tau viskas dzin. Tai aš turiu tą jausmą savyje, sunku jį nuaiškinti, bet ir aš esu atvirai daug kartų sakęs, man labai sunku užjausti ir suprasti depresiją sergantį žmogų. Aš visiškai esu toli nuo to ir man neįmanoma suprasti. Ir aš anksčiau, kai buvau jaunesnis, nejautriai reaguodavau, ten kažkas pasakydavo, aš sakydavau, ką tu čia neturi ką veikti, ką esu skaitęs iš žmonių, kurie dirba su ta liga, kad negalima taip sakyti ir negalima numoti ranką, nes man, kai buvau jaunas, atrodė, kad čia yra tinginių ir ponų išmislas. Dabar aš suprantu, kad tai yra liga, kad žmonės gali sirgti ją, bet aš net tikiuosi niekada nesužinosiu, nesuprantu, kaip tas jausmas, kas čia per jausmas, iš kur jis yra. Ir tai nesusiję nei su finansais, nei su... Tiesiog aš visą laiką, aš tiek visko domiuosi, skaitau, žiūriu, kad aplinkui visai yra kažkas, nes ta depresija, tavęs turi niekas nedominti, niekas nepatikti. Toks atrodo, ne, pagal aprašymą. Įvairių, žinok, yra. Nykumo jausmas kažkoks. Dar yra viena dalis perdegimo. Taip. Tai man gal iškart kyla klausimas, tu taip toks aktyvus, tiek visko domiesi, ar tau nebuvo perdegimo, nes... Irgi nežinau, niekada nesityriau, bet aš to nejaučiu. Ko manęs dažnai paklausia, ne ar man perdegimas, o ką aš vartoju. Žmonės įtaria, kad aš narkotikus vartoju. Tai aš tą kartoju daug kartų visiems ir sakau, kad aš gyvenime jokių narkotikų nevartoju ir nenorėčiau, nes bijau, kad patiks ir priprasiu. Čia rimtai, nes man tikrai labai patinka jaustis energingai, o kai pasakoju apie kai kurios narkotikus, kad po jų ten paskui, tai aš įsivaizduoju savo tokį down. Kai aš pabandau, man patinka, tada pradedu vartoti ir tada toks duobė. Tai nebandau ir nevartoju, nes bijau, tai va. Kyla klausimas,
kokia yra paslaptis va tos energijos? Man labai dažnai trūksta energijos, tai gal Energijos man irgi trūksta. Čia nėra energija. Nes aš kai atsikeliu, aš noriu kristi iš karto. Tada aš nueinu ryte į sporto klubą, aš dar kartą noriu kristi. Bet kadangi aš jau tuo metu, kai atsikeliu, esu skolingas, nepadaręs 100 darbų, aš negaliu atkristi ir turiu sėsti ir daryti. Ir visą laiką mane lydi vėlavimo jausmas. Nežinau, žinot tokį jausmą, kai turėt priduoti vakar medžiagą, o aš jį turiu visą laiką. Visą laiką non-stopų ir sekmadienį, ir šeštadienį aš turiu vėlavimo jausmą. Ir aš negaliu kristi ir gulėti. Bet gerai, kartais turi atostogas, kad nuo visko atsijungti. Tos atostogos irgi yra su darbu. Aš keliuosi anksti, pavyzdžiui, nežinau, esu kur nors išvykęs nefilmuoti savo malonumui, bet aš darbus tai turiu visą laiką. Aš dirbu ant neautorinių šitų individualios veiklos. Sistema paprasta. Aš galiu nieko nedirbti, bet kitą mėnesį kažkas kitas turės sumokėti mano visus mokesčius ir viską. Tai reiškia tokio mėnesio, kad aš nieko nedarau, nėra pas mane. Nes jeigu toks mėnesis bus, reiškia, kitą mėnesį neturėsiu pinigų, reiškia, užsisuks skolos ir visą kitą. Aš darau visą laiką ir vieną iš savo darbų, iš laidų savo, kelionių laidą aš darau tiek metų laidų būna tik kiek savaičių. Tai kiekvieną savaitę, kiekvieną trečiadienį yra laida iš užsienio rodoma. Tai reikia jas nufilmuoti, sumontuoti, parašyti, tada kai jos išeina į eterį, reikia jų viešinimu užsiimti. Tai aš tą darau visą laiką, čia vienas iš darbų, rašau straipsnius, darau kitus darbus, tai nėra tokios savaitės, kad aš nedaryčiau nieko, nes laidos pasirodo ištisus metus visada. Va. Ar tai gerai ar negerai, nežinau, bet... Jeigu gerai jautiesi. Jau, aš nespėjau pagalvoti, kaip aš jaučiuosi. Jaučiuosi, man patinka. Jeigu išsimiegu gerai, tai jaučiuosi gerai, bet jeigu neišsimiegu, tada būnu susinervinęs. O tai tam buvo panikos nerimo ataka, ar ne? Ne, nebuvo panikos ataka. Įrodžiau, kad ten nebuvo panikos atakos. Nu, tai tada aš sakiau, kad man negali būti panikos atakos. Jo. Aš dar depresijos nesuprantu, bet kartoju, kad aš tikrai užjaučiu žmonės ir tikrai nesakau, kad čia yra išmislas ir nesuprantu panikos atakų. Turėjau draugų, kurie jas turėjo, aš nesuprantu, jiems užeina tą ataką, aš sakau, kas yra, ką daryti, nieko nedaryk, duok palis, atstok nuo manęs, aš nežinau, ką daryti. Jiems atrodo, kad jie tuo metu miršta. Ir aš studijavau psichologiją, man atrodo, dėstytojas pasakė šitą pratimą, tai kada žmogui užeina panikos ataka, daleiskim tau dabar panikos ataka, ir aš sakau, jau suskaičiuok, kiek yra mėlynų dalykų va šitoj aplinkoj. Ir tu pradedi vardinti. Šiek tiek nukreipi mintis į kažkokį tai kitą dalyką ir tada po truputėlį, arba kvėpavimo kažkokie pratimai, bet aišku, kai jau ten stipri panikos ataka, tai ir su kvėpavimu būna labai. Panašus patarimas į kitą, kurį girdėjau iš psichologo, seksologo. Dirbau radijoje ir buvo klausimas tiesioginėme eteryje. Žmogus skambino ir klausė, ką daryti. Aš labai myliu savo ten žmoną, moterį, merginą, bet noriu dažnai būti neištikimas. Bet nenorėčiau, bet fiziškai traukia labai. Psichologo patarimas buvo irgi nukreipti dėmesį, paprasčiausias būdas. Jeigu jau tu ruošies važiuoti pas meilužę, tiesiog daryk atsispaudimus. Subėgs kraujas kitur, bėgs mintis kitur ir gali, jeigu reikia trumpą etapą, kad numušti tą, tai padėtų numušti. Nu, va, mėlyš žiūrovai labai. Nežinau, ar moterim tai padeda, bet vyrams, sako, turėtų padėti. Bet jau taip, vis dėlto vis tiek tai ir pagrindė fiziologija tai yra. Tai tas prasižaidimas tos nervės. Daug ir psichologijos. Ir psichologijos, jo, bet... Žinai, paflirtuoja, ten žmonės gal skirtingų. Jis daugiau savivertas toksai dar pasikėlė. Dar savivertė, taip. Tai vat, fiziologinį tą nuima, o visi kiti dalykai lieka turbūt. Nu, ten jau reikia stiklainį įdėti. Aš dar norėjau grįžti trumpam apie tą, ką kalbėjai, apie savo visas veiklas ir kaip tu juose kartais pasijauti, ar ne, kad vis tiek yra tų momentų, kai tu pavargsti ten kažkaip, ar kažkoks, kur su ten ryte atsikeli ir ten gal noris griūti ir panašiai, bet mes kaip tik su Indre prieš tai kalbėjom apie tą autentišką kelią ir man kažkaip tai rodos iš to, kad tu kalbi dabar,
kad tai vis tiek yra labai tavo kelias, tavo širdies kelias, kuris tau yra, taip sakant, passionate, tavo aistra, tau gera tai daryti ir tu jau daug metų tai darai ir tada net jeigu būna tų sunkesnių momentų, tu nekvestionuoji turbūt jau net niekada, ar čia, žinai, kažką tau keisti reikėtų ar ne. Tai vat, man tokia įdomi mintis, kad gal kartais būna žmonės, tarkim, tą autentišką kelią ar sudializuoja, ar panašiai, bet reikia nepamiršti, kad net ir ten einant tuo savo tikruoju keliu ir sekant tą savo aistrą, vis tiek būna tų sunkių momentų, ar ten negalėjimų kažkokių. Tai vat, labai ant tavęs tas matosi iš to, kad tu veiki, kokios tavo veiklas, kad tikrai atrodo, tu savo keliui. Aš taip jaučiuosi, labai dažnas atvejis, aš labai ką dažnai girdžiu iš žmonių, aš nesuprantu šito dalyko, gal jūs paaiškinsit. Žmonės dažnai mano aplinkoje, manau, kad ir jūsų, tikrai dažnas toks bendras reikalas, sako, aš noriu išeiti iš komforto zonos. Aš nesuprantu šito dalyko, nes visą gyvenimą, ką žmonės nuo gimimo daro, stengiasi rasti komforto zoną ir kai tu ją randi, tu gali būti 100% tikras, visiems tai galiu pasakyti, kad komforto zona bus labai trumpai. Jeigu jaučiatės labai gerai, kad viskas yra idealu, bus labai trumpai, nes netrukus mirs jūsų senelis, netrukus jums skaudės pilvą, netrukus susirgs jūsų šuniukas, jums sumažins algą, jūs susinervuos dėl sugedusios mašinos ir komforto nėra. Komfortas neegzistuoja. Tai ką reiškia išeiti iš komforto zonos, aš nesuprantu. Ir kai įkalbinėja kokią draugę, išeik iš darbo, tu komforto zonoje esi. Kokia nesąmonė. Jeigu ta draugė patenkinta, nėra taisyklės, kad jinai turi dirbti 7 metus kažkokiam darbe, jau keisti, jeigu jie yra gerai, jeigu jinai patenkinta, laiminga, tai jinai tegul tą akimirką mėgos, nes jinai bus labai trumpai. Jinai bus labai trumpai, nes tuoj po kažkiek laiko kažkas atsitiks ir nebus tos komforto zonos. Tai aš nesuprantu to išėjinėjimo iš komforto zonos pastovos, nes labai sunku rasti komforto zoną. Bet kaip keista, nes šiaip jau, bet aš konsultuoju klientus coachingo tema, tai dažniausiai žmonės nenori išeiti iš komforto zonos. Mano aplinka visi nori. Darysiu cukraus iššūkį, darysiu dieną be ten kažko, tai mėnesis ten be kažko, tai išeisiu iš darbo, nes jau užsisėdėjau per daug gerai, gal čia taip meluoja visi. Tokia nauja biški mada, banga, kaip vienam podcast'e kalbėjom apie maratonus, visokius ledo vones, ten ir taip toliau. Gal čia kažkiek yra susiję, kad mes pastoviai ant dopamino dabar gyvenam ir šiek tiek priprantam ir tada reikėjo dar. Ne, bandyti naujus dalykus aš nesu prieš, bet gal nereikėtų taip sakyti, aš noriu išeiti iš komforto zonos. Man tai tikrai nereikia, man duokit pabūt. Bet bandyti naujus dalykus aš visada už, kuo daugiau naujų patirčių. Patirtis yra įdomiausia, įdomiau nei nauji daiktai. O kokį paskutinį naują dalyką esi pabandęs? Aš pastoviai bandau naujus dalykus, pradedant kulinariškais patyrimais, o baigiant, tie mano nauji dalykai tik yra netokie gal, kaip ten kažką, aš tas ledo kameras visokias esu bandęs, nesureikšminu aš ten per daug ten tų, nes nėra man ten kažkokio šoko. Kas man labai nepatinka, aš to nedarau, ten, nežinau, šokti guma nuo tilto, man netrodo, kad man bus smagu ir nenoriu. Čia būtų išeiti iš komforto zonos, bet aš tiesiog nenoriu, kam man reikia to. Yra komforto zona, tada yra zona už komforto zonos mokymosi zona ir tada yra panikos zona. Tai jau kada labai nepatinka, tai turbūt jau tą panikos zoną ir jau jai nereikia. Visai kristi su guma nuo tilto. Nors aš turiu draugų, kurie dievina tą daryti, daro, tai jie tegul daro, aš nenoriu visiškai. Ir aš niekada nesuprantu, kai ten kažkur tai visi varo hebra ir kažkas tai baisaus labai ir visi ten kažką stumė, einam. Nelieskit to žmogaus, jeigu jis nenori, bijo, nepatinka. Kartais aš esu tas žmogus, kuris kalbinėja, bet tada pamirštu šitą savo patarimą. Būna kartais tokių situacijų, kai, aš nežinau, ten plaukiam su kokia ten jachta, Trakuose ir kas nors iš kompanijos bijo jachtos vandens. Tada kalbinėjau, kad ateik nebaisu. Bet čia gal irgi priklauso, tu įkalbinėjai plaukti jachtą, o ne išmetimų iš jachtos. Tai čia jau toksai. Bet vis tiek, aš sakau, tuo pačiu sakau, neįkalbinėkit, nelyskit prie žmonių, bet pats tą kartais darau. Man tai kažkaip tą komforto zoną dabar šnekantis labai taip, aš ją turbūt pervadinčiau labiau gal saugumo zoną ir priskirčiau apskritai prie net karjeros gal labiausiai, tai kontekste žiūri net ir iš patirties, kad tarkim, kai tu kažkur saugiai dirbi, viskas kaip ir atrodo gerai, bet tu šiaip savęs nefulfilini iš esmės.
Ir va tada tas pasakymas, kad išeik iš savo tos komforto zonos, man jisai kažkaip susišaukia visai, nes, nu, tarsi jo, patogu, gerai, saugiai, bet iš tikrųjų visai ne tai, ką tu norėtum daryti. Tai va tada, sakyčiau, tas terminologijos dalykas Tada tinka. tinka. Tai va kažkaip taip, bet jo, o po to tai va kažkaip gaunas, kad mes tą komforto zoną labai pritaikom per daug, kur visur ir kažkaip netitinka konteksto net. Taip, jeigu žmogus dirba darbą, kurio nemėgsta, nepatinka, tai aišku, nesidėkit tenais. Tai čia neskaitau komfortų ir gerai. Baisiausia, kai yra darbas yra labai svarbi žmogaus dalis, taip jau sutvarkytas pasaulis, kad be darbo mes negalime išgyventi, nebent turime labai turtingus tėvus. Tai darbą turim dirbti tokį, kuris mums neštų kažkokį malonumą. Ir tai nebūtinai finansinis malonumas. Finansai svarbu, bet jeigu tu daug uždirbi labai nemalonų darbą, tai nežinau. O aplamai darbas yra identiteto dalis, netgi turint turtingus turbūt tėvus, vis tiek žmogus kažkaip turi save realizuoti. Nu, tai ką jis veiks? Ką tu, pavyzdžiui, veiktum, jeigu turėtum? Tai vis tiek, aš šią akimirką daryčiau tą patį, nes aš ne į pinigus aš koncentruojuosi, man tiesiog patinka. Visiškai neseniai aš filmavau netgi kelis interviu, vienas iš jų pasirodė eteryje, apie žmonės, kurie svajojo iki tam tikros amžiaus ribos užsidirbti tiek, kad galėtų niekada nebedirbti. Tai man labai štai įdomi tema, nes aš ten visais kampais iš savo pusės klausinėjau. Aš mačiau, lygtais buvo pora iš Dubajaus. Jo, buvo pora iš Dubajaus, ir kitas vyrukas irgi dar jo nerodėm. Tai jų tikslas buvo užsidirbti, kad galėtų nedaryti nieko. Jie vis tiek užsiminėja dalykais, kurie jiems patinka, bet jų tikslas toksai. Tai aš tai tokio tikslo, aš atvirkštinis visiškai žmogus, nes man atrodo, aš galėčiau dirbti, kol sveikata leidžia. Aš neturiu ten svajonės išeiti į pensiją kuo anksčiau. Aš irgi tokios visiškai nesuprantu šito šiek tiek dalyko. Su kolegom bendrauti, ten valanda iš ryto nesąmonių kalbos kažkokios, eiti kartu pietauti, kažkokios intrigėlės, smagu, čia viskas yra gyvenimas. Tai man labai patinka ir aš visiškai nenoriu nieko neveikti. Bet tu visada žinojai, kurią kryptį norėsi dirbti? Aš sugalvojau 5 klasėje ir niekada nepakeičiau nuomonės, bet man visą laiką vyresni žmonės visą kartodavo, kad man atsibos ir aš perdegsiu. Aš atsimenu, 9 klasėje aš dirbau viename iš Lietuvos dienraščių, tuo metu, kai dar nebuvo naujienų portalų, buvo dienraščiai, laikraščiai spausdinti. Tai visa redakcija tai man kartojo, kad iki 11 klasės man jau atsibos labai. Bet man neatsibodo ir niekada iki šios dienos vis dar neatsibodo. Bet aš suprantu, kad ne visi žmonės taip ankstyvam amžiui išsirenka profesiją ir ne visi žmonės tik gali pasakyti tą patį, kad jiems neatsibodo, nes labai natūralu, kad atsibosti gali. Man irgi būna atsibosta, bet ne mano profesija, ne mano darbas tai, ką aš darau, o atsibosta kažkokia dalis, pavyzdžiui, montuoti. Labai nuobodu. Užnise pavargstu, bet yra kolegų žurnalistų, kurie labiausiai mėgsta sėdėti montaže. Ir montažo režisieriai, be jų būtų viskas labai blogai. Tai va, yra ačiū Dievui žmonių, kuriems patinka šie dalykai, kurie man nepatinka. Tai man atsibosta tam tikros tik tai darbo dalys, bet ne pats darbas. Bet jeigu žmonės jaučia, kad jiems darbas neteikia malonumo, tai aš rekomenduoju nekentėti ir keisti darbą. Ir labai daug pasaulyje tokių pavyzdžių ir Lietuvoje, tarp lietuvių yra, kai žmonės pakeitė kardinaliai darbą, ten dirbo, nežinau, ofise, o atsidarė pizzeriją, arba tiesiog tapo picų kepėjų, arba dirbo buhalterė, staiga tapo batų meistrė. Visiškai kitas darbas, bet jeigu žmogui daug smagiau, prašau. Bet gal dėl to turi neperdegi, nes tu turi labai daug skirtingų darbų, skirtingų tokių pozicijų ir tada... 4 skirtingus darbus, man atrodo, ar 5. Ir tada, O įdomu, jeigu taip dabar tiksliai išvardint, tai yra tavo laidos, ar ne? Taip, aš dabar šiuo metu darau šiai dienai, 26 gegužės mėnuo, darau 4 laidas, taip pat rašau straipsnius. Ir dar rašau straipsnius atskirai, čia atskiras darbas, atskiros redakcijos ir ką aš dar darau? Darau socialinių tinklų visokių daug projektų. Šiaip aš daug projektų visokių darau
Atskirų tokių pavienių. visokių, tai ten liaudiškai žmonės dar nechaltūras. Aš jų daug labai turiu ir tą darau. Bet pagrindinis mano darbas yra žurnalistika. Ar kada buvo tokių pasiūlymų ir kurie tau pasirodytų, ar apskritai kaip kelias, pavyzdžiui, nes dabar labai daug tokių žmonių, influencerio kelias, ar ne, tarkim, patapti iš tikrųjų tuo tokiu influencerišku influenceriu, kažkada tau buvo tai patrauklu? Jeigu apie pinigus kalbant, tai labiau apsimokėtų negu būti žurnalistu, tiesiog būti, tas influencer, iš anglų kalbos išvertus, tai yra žmogus darantis įtaką, bet Lietuvoje jau taip tapo influencer, ale tipo tavo darbas daryti reklamą. Taip, exactly, jo. Kažkoks žmonės taip įsivaizduoja. Influenceris žmogus, kuris daro reklamas. Taip neturėtų būti toks įsivaizdavimas kažkoks keistas. Ne, aš niekada negavau būti žmogum, kuris daro reklamas ir iš to gyvena. Man tiesiog tai nelabai ne apie tavo asmenybę. Mano tema, jo. Tai būtų paprasčiausia turbūt. Bet tas reklamas, tie, kas gyvena iš to ir daro tas reklamas, tai aš nenuvertinčiau, kaip žmonės mėgsta nuvertinti, kad čia tipo, už nieko, jie ten tikrai galvoja idėjas, nes kad ta reklama prasisuktų, surinktų peržiūras, tai dirba kaip reklamos agentūra. Tada jeigu jau juos įheitinam ir juos cancelinam, tai reikėtų heitinti visus reklamos verslo žmonės, kas gamina reklamas, kas daro jas, nes tipo, užsiima nesąmonę. Jeigu jau taip kalbėt, tai ne, tai reklama, aš su reklama irgi susijęs esu glaudžiai, nes darau daug turinio, kuris yra priklausomas nuo reklamdavių ir be reklamdavių nebūtų daug turinio. Kitu atveju reikėtų, kad žmonės už jį mokėtų, nežinau, ar jie norėtų mokėti, gal norėtų, tai reikia prašyti, kad žmonės, tas yra platformas dabar, žmonės susimeta pinigus, perveda, dar ten monetizuoja peržiūrom visai, tai aš laikausi griežtai tos pozicijos, kol galiu, kad mano visas turinys būtų nemokamas ir kad, nes portalas Delfi, kurie aš rašau straipsnius, jie perka iš manęs juos, jie siūlė man, kad mano turinys taptų mokamas ir aš daugiau uždirbčiau pinigų galbūt, bet man kaip tik, man smagiau kaip rašančiam žmogui, kad plati auditorija didelė gali prieiti prie mano teksto ir skaityti masės, kad ir nemokamai, kad ir už mažiau pinigų, bet man tas smagu kaip žurnalistui. O ką tu kaip žurnalistas nori duoti savo tai auditorijai su visom laidom, su visais straipsniais? Tai aš grįžtu prie to, prie ko padėjau. Aš stengiausi ilgą laiką ir vis dar stengiausi plėsti pasaulėžiūrą ir toleranciją žmonių apie viską. Ta darau savomis formomis, kurios nėra gal tokios plikai, aš niekada prieš kamerą nesakau. Priimkite, nežinau, ten juodaodžius, kad jie normalūs, arba priimkite lesbiečių šeimyną, jos normalios. Aš taip nesakau, nes taip labai dirbtina ir atmetimo reakcija, man atrodo, galėtų būti. Bet aš rodau laidas rodamas, aš viską pateikiu, kad tai yra normalu pasaulyje, kad tai nėra kažkoks keistumas. Aš dirbau daug metų žurnale, kurio redaktorė Jurga Baltrukonytė mus mokė. Sako, jeigu jūs rašote apie gėjų šeimą, pavyzdžiui, nebūtinai šeimą, porą, ar apie vieną, tai nereikia skandalizuoti ir ten kažkaip tai pūsti gėjus, o dieve, ar lesbietė. Pateikite kaip visus. Taip. Mes darėm, pavyzdžiui, Valentino dienos projektą, aš atsimenu, ir ten buvo porelė seniorų, rokerių pora, tada buvo bičių pora ir mes visus, ten buvo istorija, kiek metų jie draugaujo, kaip susipažino, tiek. Nebuvo ten išskirta. Tai vat mane tas išmokė Jurgos poziciją ir aš jos laikausi iki šiol, kad visų pasaulio skirtumų galima vat mokyti žmonės tiesiog parodant, kad vat taip jau yra, nešokiruojant. Ir emigrantų, ne emigrantų laidą, kurią nacionalinis kanalas LRT rodo, ten nuolatos mes rodom žmonės, kurie emigravo iš Lietuvos ne dėl pinigų, o dėl žmonių požiūrio, dėl to, kad ten, pavyzdžiui, Lietuvoje negalėjo rengtis kokia nors mergina, nežinau, rožinio savo kostiumėlio, nes ją žiūrėdavo keistai. Tai kartais tokia istorija, man atrodo, čia kaip žmonių pastatai priešais veidrodį ir sako, štai čia apie tave, dėl tokio kaip tu, jinai išvažiavo ir kai jinai pasakoja per jautrią pusę, man atrodo, kai kuriuos paliečia. Aišku, ne visus paliečia, kai kurie, man atrodo, durinė, jeigu išvažiavo,
visokių reakcijų būna, žmonės komentarus rašo, tai gerai, kad išvažiavai. Visai nesiniai kalbinau tam pačiam Dubajui moterį, kuri tiesiai išsakė, kad Lietuvoje manęs nesupranta, Lietuvoje aš esu visiems labai negraži, o kitose šalyse jaučiuosi graži ir geidžiama. Jis taip pasakė, lietuviui tai pasakyti prieš kamerą yra labai sudėtinga. Moteriai pasakyti, aš esu graži, tu jau iš karto save pastatai tą poziciją, kad tave kritikuos ir sakys, kokia tu čia graži, tu durnė, baisi, ten dar toliau. Ir aišku, kad socialiniuose tinkluose prasidėjo varimas tas pats, kad kokia tu čia graži, kokia tu čia esi. Tai jinai apie to žmonės ir kalbėjo, kurie tai rašo. Aš šiaip jai pritarčiau, nes išvažiavus į užsienį tikrai jaučiuosi pati geriau. Ir gražesnė, ir daugiau iš vyrų komplimentų gaunu. Tai gal dėl to, kad mūsų vyrai mažiau mėgsta sakyti komplimentus. Tai vat ir norėjau tavęs paklausti, kaip tu manai, kodėl lietuviai tokie, nežinau, pikti vieni kitam. Čia jau, man atrodo, ne tik santūrus, man atrodo kažkokie pikti. Aš manau, kad tai yra posovietinio... Mes esame labai panašus, nenorim būti panašus, bet mes esame labai panašus į rusus. Ir daugybė dalykų, visos piktos tetutės yra visiškai lygybė Rusijos tom tetutėm. Tikrai tas jaučiasi va šitoj zonoj žemėlapio. Tai mes aplinkui yra ir šaltesnių šalių, turim omeny Norvegus, Suomius, Švedus, bet jie nėra tokie. Tai aš manau, kad tai ne geografinis dalykas, ta prasme, ne klimato zona. Ne dėl saulės trūkumo. Ne dėl saulės trūkumo, nes yra šalių, kur saulės dar mažiau, bet jie Islandai, jie labai laimingi ir ten daug savižudybių ir depresijos, bet iš esmės jie šypsosi kitaip reaguoja. Tai aš manau, kad yra posovietinis kažkoks toks baisus dalykas. Mes esame tikrai labai panašus ir dar daug žmonių gyvenę tuo metu. Mes dauguma jaunų žmonių dar yra gimę paskutiniais sovietmečio metais arba per nepriklausomybės pradžią, kas dar buvo irgi jausmas gal sovietinis. Tai aš irgi pritarčiau, kad tikrai tas sovietinis palikimas. Čia toks palikimas. Ten, ta santvarka, čia vėlgi ne tautinis, o čia yra politinės tos santvarkos, toks kažkoks tos baisios, tokios gūdžios visuomenės, kuri visko pikta, nepatenkinta, ten pavydumai. Ten jeigu užkalbinsi, tai reiškia, čia kažko ten labai ten reikės iš to žmogaus ir vengia iš karto. Bet šitą temą labai įdomi man, kadangi su Aleksu jau Lietuvoje jau ilgai, tikrai 5-7 metus. Kas šokiruoja? Tai va, čia labai gera tema. Daug kas šokiruodavo. Tai pirmiausia, tai aišku, tas žmonių, tas pats, apie ką ir kalbam, dabar šiek tiek šaltumas, švelniai tariant, nes jisai tikrai Skandinavijoje, Švedijoje labai įpratęs buvo tai, kad visi šypsosi, čia tas pats paprastasis tas nusišypsojimas arba pasisveikinimas. Ir jam pirmus metus buvo toks net pyktis kildavo, nes jis visiems šypsodavo sveikinimus ir panašiai, jis atgal, taip, tu žiūrėk, kaip kažkokį keistolį, ko tu čia nori iš manęs. Dauguma žmonių, tikrai ne visi, aišku, ten, kur jau, nežinau, einant į barą ar ten į klubą vis šiek tiek kitaip, bet parduotuvėse, tarkim, ten restoranuose, tai labai buvo keistai, bet su laiku kasiai pastebėjo ir ta įžvalga skandinavų buvo tikrai labai įdomi. Ir pati irgi pastebėjau, kad yra su lietuviais kaip rieštos, kai jau jį šiek tiek taip cracked ir jau leidi jam vis dėlto atsiverti, tai jau kai atsivers, tai tikrai tada bus labai nuoširdus, geras, norės šnekėti, bet reikia to su meilė prieimo prie jo. Tai lietuviai, tai aš manau, kad keičiasi, ypatingai jauni žmonės, tikrai daug mieliau bendrauja, prisileidžia, šypsosi. Aš turiu savo taisyklę, kurią turiu nuo vaikystės, nieks man jos nepamokė, bet mano taisyklė yra, jeigu gatvėje kažkur, bet kur laiptiniai susitiko žvilgsnis, aš visada pasisveikinu su žmogum. Jeigu tik žvilgsnis susitiko, aš pasisveikinu. Būtent, taip. Ten nepuolu gatvėje su kiekvienu sveikintis, nes būtų keista. O kaip reaguoja, kaip tu pasisveikini, o tau neatsako? Dažnai. Tada aš savo mintyse pagalvoju apie tą žmogų. Visada. Durnius. Bet būna labai dažnai. Sako, mes pažįstami. Arba kur mes matėmės, klausia, sako, gal kaimynai, ką žinau, sako. Dažnai būna, kad vyresnio amžiaus žmonės sako,
o mes ką pažįstami? Sakau, gal, sakau, neatsimenu. Man čia buvo taip, kad aš grįžau iš Tanzanijos, iš kelionės, o ten visi labai draugiški, visi labai sveikinasi ir aš einu gatve ir tiesiog su gatvės šlavėju, tiesiog man jau kyla noras automatiškai sveikintis, bet tada gauni tokius žvilgsnius ir tada pripranti jau prie lietuvių kultūros ir jau mažiau po truputėlį sveikinės. Tas yra dar vat mintis, dėl ko lietuviai tokie susikausti ir taip sunkiai prisileidžia žmonės, aš galvoju gal dėl to, kad Sovietų sąjungai šiek tiek buvo ribojama ir žmonių bendravimas, kažkokios grupės, susibūrimai. Nepasitikėjimas vienu kitu, nežinai, kas KGB agentas. Taip, va šitas. Kaimynga. Nes pavyzdžiui, laimingiausi žmonės Okinavos saloje, Japonijoje gyvena, ten laimingiausi senoliai, kuriems ten 90-100 metų. Ir pagal visus tyrimus jie yra laimingiausi dėl to, kad jie labai socialų gyvenimą gyvena. Visur eina, visur pažindinasi, dalyvauja, bendrauja. Tai šiai dienai Lietuvoje irgi tokių visokių bendryščių, grupių daugėja, didėja. Tai manau, kad ir mes išsikapstysim kažkaip iš tos postsovietinio palikimo. Keičiasi kartos ir viskas pasikeis visiškai. Nes dabartinė karta jau yra bilėliš karta, kur nesuprasti. Jau greitai, manau, to pasikeis šitas. O kurioje šalyje tau labiausiai maloniausi, draugiškiausi žmonės pasirodė? Kur Balis gal geriausiai? Bali draugiški, bet visokių sumatė situacijų. Tai nebūtinai galvoju, kur jau labai visi draugiški. Yra šalių, kur mažai turizmo, jie būna išlepinti, jie taip reaguoja, pažiūri užsienietį taip draugiškai. Nes aš visada overthinkinu, galvodamas apie tos žmonės, kiek jie nuoširdus. Tai kad tas man neprideda pasakyti bent taip lengvai. Nes aš galvoju, kiek čia nuoširdumo. Bet man patinka geriau, aš visai sakau, kaip amerikiečiai, kad su šypsena sutinka, bet ką galvoja viduje neaišku, negu kad iškart ir galvoja viduje neaišku ir dar užsiraukęs. Tai jau geriau su šypsena sutinka, gal tenais ir viduje kažką pagalvos negero. Bet šiaip veidmainiškumo žmonių daug esu matęs pasaulyje. Beje, apie japonus kalbant, jie irgi yra labai veidmainiški, neparodantis tikrosios nuomonės, susilaikantis ir paskui gali apkalbėti labai. Aš girdėjau, kad netgi kai klausė jų kelio, kur eiti, jie pasakys bet ką, tik kad pasakyt, nes jie negali nepasakyti kažko. Tai. Yra buvę situacijų visokių Japonijoje man keistų, kur tikrai nepasakytum, kad patys maloniausi, draugiškiausi žmonės. Šiaip mes Japonus labai šlovinam. Man Japonija labai patinka, tikrai labai, bet aš nepasakyčiau, kad ten idealiausių žmonių visuomenė. Šiaip man netrodo, kad yra kažkur pasaulyje idealiausių žmonės. Visur jeigu tu žiūri, labai man patinka sėdėti kavinėje su vitriniu langu ir stebėti visuomenę. Ir Japonijoje aš esu to daręs. Ir kai tu žiūri į žmonės, supranti, kad visam pasaulyje žmonės visi tokie patys, tik tai veidai skiriasi. Odos spalva ir veidai, bet ten, nežinau, teta Regina, kuri dirba mokesčių inspekcijoje, eina su lagaminuku, jinai yra Japonijoje, Amerikoje, Argentinoje, Lietuvoje, Lenkijoje, visur. Jinai taip pat susirūpinusi, biškelį pikta, visi tipažai žmonių yra tie patys visame pasaulyje. Yra kažkoks stipruolis, kuris jaučiasi gražiausias ir stipriausias gatvėje, yra kažkokia užsidepresavusi panelė, kuri ten į kapišoną pasislėpusi. Visi šitie tipažai yra visam pasaulyje, tai žmonės tikrai labai panašus, nors mums norisi atrodyti, kad visi labai skirtingi. Aš kartais irgi pagalvoju, kad iš tiesų mes turim tuos pačius poreikius, tas pačias baimės ir panašiai, tik tai gal šiaip... Visi verkia, kad neturi pinigų, visi varom politikos, visi turi meilės intrigų, visi nori būti mylimi, bijo būti atstumti. Nenori būti stori, bet daug valgo, visko, kas storina. Visos tos pačios problemos yra visame pasaulyje, nesvarbu. Tik tai, mastai skiriasi, tai aišku yra tas pasaulis, kur gyvena panašiai kaip Lietuva ekonomiškai, tai vienaip tas atrodo, skurdesnėse šalise yra tas kitaip ir ten yra dar daugybė kitų problemų. Kalbėkime apie ten tas pačias sunkiausiai gyvenančias šalis.
Bangladeš, Indija. Bet man su Afrikos tom šalys. šalim toks, aš visada stebiuosi, kad tose šalyse, kai nuvažiuoji, tie vaikučiai taip skurdinai tikrai gyvena, bet jų šypsenos būna tokios didelės, tokios nuoširdžios ir nuvažiuoji tada į tas šalis, kurios yra labiau išsivyščiusios ir aš tų šypsenų matau mažiau. Nu, tai šypsus gal dėl to, kad teta su piniginiai, nežinau. Ne, tai būna visokių skirtingų, bet tikrai Afrikoje, mažesnėse šalyse, kaimuose, jie ten šypsos, nes tiesiog mato svečią, pas juos tiesiog priimta, tuose skurdžiose šalyse net negalvokit taip, kad jau visi verkia ir ten pas juos gal nėra pinigų, labai mažai maisto problemas, bet jie vis tiek šoka, dainuoja, švenčia. Aš nekalbu apie ten ligos patale gulinčius žmonės, sergančius 15 ligų. Kalbu apie šiaip, kad nėra taip, kad jeigu skurdi vietovė, kad jie ten visi susėdę vienas kito koją graužia depresijai. Tai nėra taip ir tas yra visai žavu, kad žmonės moka išspausti iš... Atrodo, nėra iš ko spausti, bet jie vis tiek spaudžia optimizmo ir džiaugiasi gyvenimu ir tikrai nereikia galvoti, kad visi tie žmonės tik tai ir nori iš mūsų paimti pinigų, apgauti mus, taip tikrai nėra. Ir aš esu buvęs situacijose, Egipte esu buvęs labai skurdžioje vietoviai, kur man labai padėjo žmogus ir aš jam norėjau sumokėti pinigų ir jis neėmė tų pinigų ir man tai buvo šokas, nes kur Egipte, man atrodo, ima visi pinigus. Tai kas dirba aplink turistus, taip ir ima. O ten giliau, kur turistų iš vis nebūna, siūlau pinigus, sako, ne, tu esi mano draugas, sako, aš tau padėjau, nereikia man tų pinigų. Nors jis neturi tų pinigų, visiškai gyvena labai prastai. Tai va, tai mes kartais nusipešiam savo stereotipus, kurie nebūtinai yra teisingi. Kokiu dar stereotipu esi susidūręs per keliones? Tai vienas, kuriuo pats tikiu ir jau dabar ne, bet tikėdavau, kad ten, jeigu skurdžiai gyvena, reiškia, kad ten pavojinga bus iš karto. Kad tai ir iš karto galvoja, čia mūsų užpuls. Ir paskui tokia gėda, kai pamatai, kokie ten geri žmonės, tiesiog gėda, kad aš galėjau galvoti ir nieko tai neparemta, nei aš statistikos žiūrėjau, kur irgi gali nesąmonės rodyti, nei ką, bet tiesiog ėjau, žinau, kad ten skurdu, kažkokie ten žmonės neišsilavinę ir galvoju, nuo to, kad čia bus jie labai blogi, nesąmonė. Taip nėra ir nereikia taip galvoti. Tai čia yra stereotipas, kur pats savo sulaužiau ir dauguma žmonių jį turi. Bendrai, toks čia gal gilesnis ir tuo pačiu yra abstraktesnis klausimas. Žiniasklaidoje ir šiaip labai dabar daug kur visur yra kalbama apie tai, kaip pasaulis ritasi žemyn, labai paprastai tariant, viskas čia tiesiog ten karai ir panašiai, epidemijos ir visa kas ir yra to viso to intensyvumo. Bet kaip tau pačiam keliaujant pasirodo ta realybė, nes tu pamatai daug daugiau to pasaulio, ar ne? Mes pamatom tie, kurie tarkim mažiau keliaujam, mes pamatom žiniasklaidą daugumą arba ten kitų žmonių įspūdžius. Nes, koks tavo tas įspūdis? Ar pasaulis ritasi žemyn? Pasaulis visą gyvenimą turbūt gyveno panašiai, karai vis laik vyko baisus, kai jie toliau nuo mūsų, man atrodo, kad jie netokie svarbus ir netokie reikšmingi ir atrodo, kad ten kažkur, kai arčiau mūsų, mums atrodo, kad plius. Man atrodo, kad kai aš buvau jaunesnis vaikas, iš viso man dzin buvo, ką ten per žinias rodo. Dabar aš jau esu to amžiaus, kai pergyvenu, ką rodo per žinias. Tai dar čia tokie dalykai, nes ten paauglių paklausinėtume, turbūt jiems atrodytų, ką, vyksta. Tai ar pasaulis eina žemyn, tai jis eina visą laiką turbūt, kiekvieną dieną, nes tikrai daug baisių dalykų vyksta, bet aš taip labai nemanau, negalvoju, kad čia jau viskas pasaulio pabaiga dabar. Bet vyksta daug ir gražių. Tai būtent aš dėl to klausiu, nes kaip tik neseniai žiūrėjau vieną podcastą, kur labai gražiai apie tai paaiškinta buvo kelių dvasingumo mokytojų apie tai, kad vis tiek yra tas polariškumas, kad ta prasme žmonės šiaip labai bunda, labai smoningėja ir tas kaip atotrukis, nežinau kaip teisingai pasakyti, bet žodžiu, ta tamsa jau čia taip labai spiritualiai išnekant,
jinai tolygiai ir tą šviesį, nes iš tikrųjų žmonių labai daug dabar yra sąmoningėjančių ir aš net dažnai labai pastebiu tarp pažįstamų, kur mano, nežinau, ten buhalterė patampa, ten taro kortų lyderė ar ten buhalterė coacherė ir panašiai. Nu čia toks irgi, kur tas virsmas. Populiarus dalykas dabar, taip. Taip, tai va tą pastebiu, tai tas iš tikrųjų gražu. Aišku, kiti, kurie galbūt ten, tarkim, nepastebi tos šviesiosios pusės, tai tikrai gąsdina, nes tada atrodo, kad čia viskas, tuoj susinaikinsim visi, ten gamta. Na, yra žmonės, kurie per daug sulindė į visą tamsę pusę, taip. į visų baisių dalykų, tai turbūt reikėtų šiek tiek, jeigu jau jauti, kad tik tame gyveni, gal tiesiog išjungti televizorių. Taip, būtent ir truputėlį atsikvėpti, nes ir aš turiu draugų, kurie jau visiškai yra, aš suprantu, kad mes tai gyvename tikrai labai geografiškai sudėtingoje vietovėje, politiškai. Ir mes esame tikrai rizikos zonoje. Tai nereikėtų, aš nesakau, užsimerkim ir čia nieko nedarykim, bet yra žmonių, kurie nebegali gyventi normalaus gyvenimo vien tik todėl, kad jie visą laiką, kasdieną, kiekvieną minutę galvoja apie tai, kad viskas, tai yra baisu. Aišku, karas Ukrainoje, aš esu tarp tų žmonių, kurie sako, kad reikia remti, padėti, daryti viską, kad mūsų ukrainiečiai atlaikytų ir labai gaila, kad tai vyksta. Bet... Čia, man atrodo, žinot, į ką fokusuosies, tą ir matysi, kaip su automobiliais. Jeigu išsirenki kažkokį, nežinau, mėlynos spalvos markę, tai po to visą miestą ir matai tą automobilį. Tai jeigu fokusuosies daugiau teigiamus dalykus, tai daugiau teigiamus ir pastebėsi. Jo, čia tas energijos fydinimas paprastai, kur tu tą dėmesį padedi, tai ten jis ir didės. Yra labai jautrių žmonių, kurie pamato žinias, nebegali mėgoti. Tai va, tai. Ir ten kokia babutė. Taip. Nebežiūrėk, nebesinervuok. Tai tikrai labai negerai, kai jau ten visiškai nervinasi, geria raminamuosius, nes atrodo, kad viskas jau jai. Negerai net, ir netgi karo atveju žmonės gyvena karo zonoje. Vis tiek turi kažkaip su tuo gyventi, tai irgi negali visą laiką... Žmogaus psichika yra tokia, kad jinai vis tiek kažkaip adaptuosis, kad tas žmogus, pragyventų tą laikotarpį. Negali tu eiti vien tik tai į negatyves kažkokias mintis, nes, tu susinaikinsi. Tai karo metu žmonės irgi šypsosi, nes kažkaip tai reikia tą etapą pragyventi, bet jo, visuomenė sąmoningėja ir tų solo kelionių netgi pasaulyje daugėja. Kaip tu aplamai manai, ar kelionės gali atstoti, pavyzdžiui, kaip terapija, ar jos gydo žmogų? Manau, kad gali. Skirtingai tie keliavimai yra. Yra žmonių, kurie tikrai leidžiasi tas atradimų keliones ir atranda ar meilę, ar kažkokį tai gyvenimo prasmę, arba dar kažką. Yra žmonių, kurie ir liūdnai baigia. Esu matęs tokių ir pažįstamų tarpe žmonių, kurie liūdnai baigė po kelionių Kolumbijoje. Konkrečiai ten visko galima išbandyti. Tai rekomenduoju būti atsargiems. Tai apie šamaninės daugiau tokias sesijas. Taip, ten yra visokių procedūrų, kurios tikrai labai stipriai pakeičia žmonės. Ir nežinau, gal tie žmonės iš pradžių, aš konkrečiai 2 atvejus žinau, sakė, kad jie labai laimingi, bet mano kaip pašalinio žmogaus matymų nemanau, kad jie ten labai laimingi. Atrodė prastai. Ir pabaiga irgi prasta. Tai atsargiai. Esu ieškojimai savęs ir su romanais atsargiai. Pažįstu istorijų, žinau istorijų merginų, kurios įsivelia į visokius dalykus, kurie ne visada gerai baigės. Tai jo, bet kelionės gali tikrai, jeigu žmogus išsiskyrė, pavyzdžiui, metė darbą, išėjo iš darbo, atleido, tikrai esu sutikęs daug žmonių, kurie važiuoja pravėdinti galvą, galima tai daryti labai pigiai, nebūtina tai daryti labai toli. Tiesiog Azijoje tai yra pigiau. Azijoje pigiau negu kad Italijoje tą daryti tą patį. Tai dėl to žmonės nusigrūda į Aziją arba į Pietų Amerikos šalis. Pietų Amerikoje yra brangiau negu Azijos, ne visose, bet ten, kur amerikiečiai, ten visada būna brangiau. Tai venkite šalių, kur amerikiečiai mėgsta. Meksika, pavyzdžiui. Ten labai faina, bet ten brangiau negu Vietname, pavyzdžiui. Vietname labai pigu.
Bet Meksika irgi nuo zonos priklauso. Meksikoje yra Ne neturistinių miestelio. zonų, kur labai nebrangu, bet lietuviai dažniausiai keliauja tas turistiškiausias kažkodėl. Bet yra labai nebrangių. Meksika šiaip nėra brangi šalis. Tik tai, sakau, atostogautojai varo ten, kur brangu. O tau buvo kokioje nors šaly, kad įvyktų kažkoks, nežinau, nušvitimas, kad pasikeistų Nušvitimas. kažkas labai smarkiai? Ne, mane nušvitinėjo. Bandė nušvitinti daug kur. Nušviesti. Ne, aš esu labai senovinis žmogus, mane sunku labai. Aš esu labai skeptiškas, labai kritiškas ir labai sunku. Aš labai nepasitikiu. Čia išmokė mane gyvenimas, nepasitikiu žmonėmis, negerai. Šiaip mokinu pats pasitikėti, atviram visuomeniai, visiems atviram, bet aš būnu šiaip atviras, bet turiu saugiklių daug visokių. Tai nušviest manęs nėra pavykę niekam. O vat su kelionėm tas pasitikėjimas žmonėmis kilo ar kaip tik krito? Kažkoks, net čia nėra tokio turbūt kategoriško taip arba taip, turbūt čia formavosi manyje po truputį ir formuojasi vis dar, kai aš pamatau situacijas, analizuoju, aš mėgstu labai klausti nepatogių klausimų, aš esu klausęs visai neseniai musulmono, sakau, klausyk, aš nesu prieš musulmonų religiją, kaip ir prieš jokią kitą pasaulio religiją, aš sakau, aš tokia esu pastebėjęs tendenciją, kad jūs labai meldžiatės, labai viskas apie Allahą, apie 5 kartus per dieną, bet sakau, jūsų žmonės, kurie dirba turizme, labai mėgsta sukčiauti, meluoti. Ir tai yra daug dažniau negu, pavyzdžiui, nežinau, Europos šalyse, pas mus irgi yra visokių sukčiautojų. Sakau, jūs ten apgaunėjate ant tų pinigų, kodėl? Sakau, tai visiškai nesusiję su jūsų religija, jeigu jūs jau taip kalbat. Tai jis man bandė, kad čia labai mažas procentas žmonių, kurie taip daro. Galbūt, nes mes turizme matom tikrai netikrą šalies veidą, matom tik to, kas dirba, bet aš bandžiau aiškinti, nemandagus klausimas, klausti musulmonio, kodėl musulmonai apgaudinėja. Tai bandė man paneigti šitą dalyką, nepaaiškino. Bet aš mėgstu klausti nebūtinai mandagių klausimų žmonių, nes aš kaip vaikas analizuoju, bandau piešti savo piešinį apie pasaulį, kas čia kaip yra ir kodėl. Bet aš tikrai galvoju, kodėl Stambulo, pavyzdžiui, turguje, jie ten taip meluoja, nesako tų kainų, apgauna. Juk visiškai tai nesusiję su jų religija, nes jų religija turi būti labai švarus. Bet lygiai taip pat kaip ir tie visi terorizmo dalykai, kur po to pradeda kiti kalbėti, kad kiti musulmonai, kad tai against mūsų religion ir panašiai. Tai man atrodo, čia labai taip, ta jų religija tokia. Žmonių, radikalų. Taip. Tai čia jau visai kitas dalykas, nes mes Europoje turime visokių teroristinių išpuolių, amerikiečiai turi savo mokyklų žudynės, tai irgi ne visi amerikiečiai. Ne visi musulmonai daro tuos dalykus, bet bandau suvokti irgi, kodėl vienaip atrodyt turėtų taip, yra kitaip. Nes vieną pačią religiją paėmus, atrodo, perskaičius tiesiog tą pačią ten Koranas. Įsigilinę. Tai viskas atrodo tiek daug prasilenkia dalykų vis dėlto praktiškai, kas vyksta. Bet imant Izraelį, ne? Aš turiu daug draugų ir tenais. Kaip ir musulmonų šalyse turiu daug draugų ir irgi, pavyzdžiui, jie nelabai mėgsta, tie, kas gyvena Tel Avive, jaunimas, mano amžiaus žmonės, juos erzina tie, kurie labai ten pasinešę ant religijos, tie ortodoksai, žydai, kurie ten visą laiką meldžiasi, ten irgi, tarp jų irgi yra, kaip ir mes Lietuvoje, irgi ten vieni kitų ne iki galo supranta, ten kažkas turi labai labai tikinčią bobutę, vyksta ginčai, tai skirtingi žmonės, skirtingose religijose ir šalyse. O dar labai buvo įdomu klausimas, koks tavo santykis šiaip su dvasingumu, kaip tu jį supranti ir kaip tu jauti, yra ten, žinai, kurie pakankamai plačiai apie tai jaučiasi ir kalba ir panašiai, ten, tarkim, meditacijos ir panašiai ir nepriskiria ten savęs jokiai religijai, arba ten kaip tik fokusuojasi į budizmą, arba tiesiog neutraliai. Iš to, ką aš, kadangi būnu įvairiausiuose religiniuose fonuose,
Tai budizmas man labai faina religija. Aš jaučiuosi labai gerai budistinėse šventyklose, ten kažkoks gera aura, bet aš apie jų religiją, žinau turistinius dalykus, tik tai nieko giliai nežinau. Aš esu auklėtas ir užaugęs labai katalikiškoje aplinkoje, nuo, nežinau, 1 klasės iki kokios 5, 6, aš augau bažnyčioje, tiesiog kiekvieną sekmadienį eidavau mišias, bet ar nuo to tapau labai religingas, nepasakyčiau. Tai dvasingumas yra labai gerai, religijos irgi yra labai gerai visos, nes jos prilaiko žmonių moralę ir daug dalykų laikosi ant to. Ir ačiū Dievui, nes jeigu žmonės neturėtų tikėjimo ir kažkokios tai normų kažkokių, tai čia būtų labai blogai chaosas. Tai labai džiaugiuosi, kad kažkas sugalvojo tokį dalyką kaip religijas ir kad tos religijos prilaiko mus visus. Man patinka, kad žmonės labai skirtingai tiki, vieni tiki, kiti netiki. Aš nesu prieš jokių būdų jokius ten ar labai tikinčią močiutę, ar labai tikinti musulmoną. Man įdomu kaip tik pasižiūrėti, pasigilinti. Aš tikrai turiu tokio vaikiškumo savidaug, kur, žinot, vaikas, kai pamatė kažką, jis taip žiūri, analizuoja ir gali kažko paklausti. Aš irgi galiu paklausti visokių klausimų, ką dabar tu galvoji, ko prašei. Man stebina, kai kurie žmonės labai aklai tiki religiją, tiki stebuklais. Dabar visai neseniai kalbinau moterį, kuri tiki, kai vadinasi tas dalykas, labai populiarus dabar yra, kai užrašai, ko nori. Manifestacija. Manifestacijom, jo. Dabar susidūriau su itin stipriai manifestacijų moterim. Labai nustebino. Sakė, kad parašys ir už mane, kad man sektųsi. O jinai tiki tuo, kad tiesiog užrašai ir išsipildo. Taip, jinai užrašo viską ir viskas išsipildo. Manifestuok. Viską rašo, už viską dėkoja, viskas yra taip. Ar bandai? Tai ne, aš nebandžiau, bet labai įdomu. Aš vis netikiu jokiais, nežinau, kaip čia. Mistiniais dalykais? Mistiniais dalykais, jo. Bet man nutinka jau nemažai. Bet ne kažkokių labai ten nesu matęs. Naminukai namuose vaikšto? Ne. Kas man nutinka, tai man tiesiog gerų dalykų daug nutinka. Sutapimai, kurie man padeda gyvenime. Tokie, pavyzdžiui, man reikia kažkokios tai temos pašnekovo. Ir man tiesiog, dabar mes filmavom Kipre, aš turėjau filmuoti labai garsų Lietuvos politiką, kuris nusipirko ten namus. Aš dabar filmuoju tokį projektą apie nekilnojamą turtą. Ir tas politikas taiga pranešė, kad jo žmona nesusitvarkė namų ir dėl to mūsų nebekviečia filmuoti. Ir man laidoj reikia tiesiog filmavimo, aš neturiu plano B, ką man daryti. Mes stojame krantiniai, filmuojam kitą žmogų ir aš panikoju, su kam man dabar daryti, nes jau yra vakarėja visiškai. Prie manęs prieina moteris ir prašo su manim nusifotkinti selfie. Nes jinai žiūri visas laidas ir sako, kad mano laidose jai padėjo išgyti nuo depresijos. Kažką pasakojo ir aš sakau, ką jūs veikiate, ar jūs turistė? Sako, ne, aš čia nusipirkau namus ir gyvenu. Sakau, aš ieškau žmogaus, kas nusipirko namus. Sako, tai gerai, rytoj atvažiuokit pas mane. Tai va, tai man tai visą laiką taip. Tai čia ir yra manifestacija. Bet per sekundę, man net rašyti nereikia. Man tiesiog tai tu esi pažengęs pro manifestaciją. Esu pažengęs manifestuotojas, taip. Tai man tas visą gyvenimą einasi. Bet labai įdomi tema, aš vėlgi visai seniai. Tiki manifestacijom? Taip, bet iš kito aspekto šiek tiek gal. Aš irgi iš psichologinės pusės daugiau. Jo, čia iš tikrųjų labai susiję net ir su kvantinė fizika ir panašiai, nes yra tikrai va tie atvejai, kur ten visokios materialės ir panašiai, čia aišku neįžeidžiant, bet yra ta tokia šiek tiek psichozė, kur ten užsirašyta, aš esu tokia atveju neturėjus, kur man ten nupiešė pinigus, banknotus ir davė, ten įsidėk į kišenę. Meksikoje populiaru labai. Ne? Nu va, man čia Lietuvoje buvo. Tai ten man jau yra tokie ekstremumai, kur truputėlį iš kitos energijos einama ir truputėlį gal iš kažkokios psichozės biški, bet yra visai kiti dalykai, pakankamai
logiškiau paaiškinami ir platesnių mastų. Tai yra apskritai apie tai, kaip dabar vyksta viskas visatoje, kaip ta energija juda ir panašiai, ir kad mūsų ta manifestacija, jinai netgi labiau iš esmės automatiškai vyksta dėl apskritai visos energijos judėjimo. Man tai labai faina, kad žmonės nori kažko tai geriau norėti ir tikėti. Taip. Negu kad užsiraukė. Ne, viskas bus blogai. Taip. Žymiai geriau yra manifestuoti, pavadinkim taip. Man nepatinka šitoje srityje vienintelis dalykas, kai kažkas save pristato gurų to dalyko ir ima pinigus, uždirbinėja, man čia yra visiškas skemas, kaip lietuviškai afera. Mane tada nervuoja. Mane nervuoja visos prašvitusios specialistės, kurios perkasi namus iš tūkstančių manifestuojančių kitų tetučių. Taip, čia yra labai šiaip, bet su tokiais mokytojais, aš kiek susidūrus skaičius, tai yra praleidžiamas labai stiprus, didelis žingsnis to. Nes manifestacijos gale, aš bent jau ją tikiu ir panašiai, bet tu negali manifestuoti teisingai, kol tu pats esi ne to energijoje. Ta prasme, tu tiesiog ten stipriai užsikabinęs kažko norint, tu to negausi dažniausiai. Tu turi būti pats vėlgi savo to ešiai, savo teisingo energijoje, pradirb daug dalykų. Manifestavimo guru, iš manęs mokykitės, tiesiog norėkite. Tai va, bet čia būtent, nes tu, žinai, tu esi savo tam kelyje, tu veiki iš energijos, kuri yra šviesi, gera ir teisinga ir tau dėl to tos visos vibracijos ir susidėlioja taip, bet ne iš pušo kažkokio, žinai, kur ten. Vien tik užrašyti neužtenka. Tai va, taip, exactly, jo. Panorėt mintys jau užtenka. Tai aš esu sutikęs visokių žmonių, bet mano paauglystės svajonė beje į šitą temą, aš norėjau būti sektos lyderiu. Tuo metu, kai aš augau, buvo labai populiaru, jūs augot irgi Karoliniškėse abi, tuo metu mūsų Vilniaus mikrorajonas siautėjo sektos. Pas jūs šalia jūsų rajono buvo tikėjimo žodžio religinė bendruomenė, cirko palapinė. Taip. Tai tais laikais buvo labai populiaru religinės bendruomenės. Ir aš galvau, blema, kaip faina, tu kalbėjai, visi tikė viską, ką tu sakai, kažkoks tu ten kunigas esi, nes aš kadangi augau bažnyčiose, aš norėjau būti tuo klapčiuku, netapau, galvau, blema, va čia kaip... Tai tada pasirinkai keliones? Ne, kelionės čia tiesiog nukreipė mane jau žurnalistikoje. Mūsų pokalbis jau taip eina į pabaigą, dėja, bet eina į pabaigą. Ką jums palinkėti? Gal ne palinkėjimo norėtumėm, o gal kokią žinutę tu norėtum perduoti žmonėms, kurie bijo keliauti arba jaučiasi vieniši? Kaip nebijoti, aš nepasakysiu, recepto neturiu, bet aš raginu žmonės daugiau bendrauti. Jeigu jūs savo rate neturite kažkokių pažįstamų, tai susiraskite, nežinau, biblioteką nueikite, išeikite iš namų, labai žmonės per daug sėdi namuose, užsidarė, tada automatiškai jie yra kažkokiam savo liūdnam burbule. Jeigu tu sėdi vienas, kamuojas, verki, depresuoji, išeikite į parką, sėdėkite ant suoliukų, būkite kuo daugiau grynam ore, bendraukite su daugiau žmonių, kaip tas bendravimas natūraliai ateina, man atrodo. Man taip gyvenime atrodo, aš būnu parke, susipažįstu su kažkuo, važiuoju su pavėžėju, su taksistu susipažįstu. Tai aš rekomenduoju kuo daugiau būti tarp žmonių, absoliučiai visiems žmonėms ir su kelionėmis, kaip paskatinti kelionės leistis. Nebijoti nesusikalbėti ir nebijoti, kad jūs kelionėje visi nori apgauti ir apiplėšti. Taip nėra, blogų žmonių yra visur, saugotis reikia visur. Aš esu vienas iš tų, kuris saugosi liguistai, ne visada pasiseka. Bet aš labai viską žiūriu akylai ir tai rekomenduoju išeiti žmonės. Plačiau išeiti žmonės ir tikrai negalvoti, aš tą vis kartuoju, negalvoti, kad reikia kalbėti kažkokią kalbą, nukeliavus į tą kažkokią tai šalį, ką mes pradėjom. Aš gal pridėsiu, kad labai geras tavo pasakymas, kad geriausia kalba yra šypsena. Taip. Ir gal pridėsiu nuo savęs, kad jeigu kad ir bijot, vis tiek padarykit. Nes drąsūs žmonės tom ir skiriasi, kad ne tai, kad jie nebijo, mes bijome visi, bet drąsūs žmonės skiriasi tom, kad jie kad ir bijo, bet vis tiek tą žingsnį kažkokį žengia. Taip.
Ačiū labai visiems. Nepamirškit paspausti patinka ir užsiprenumeruokit mūsų naujienas. Ir ačiū Orijui. Ačiū. Ačiū tau už Like, pokalbį. share, subscribe. Tai viską tam.